Žaliasis vandenilis yra dujos, kurios gaminamos pasitelkiant žalią elektrą ir vandenį. Žalią elektrą mes naudojame atsinaujinančią, kurią pagaminame naudojant saulę ir vėją, o vandenį šiuo atveju Vilniuje naudosime neries. Žaliasis vandenilis yra draugiškas aplinkai, nes jį gaminant nėra išskiriamas CO2. Jį gaminant nėra kuriama jokia aplinkai tarša. Todėl jis vadinamas ateities kuru. Žalią vandenilį mes pagaminame naudodami elektrolizės procesą. Šioje gamykloje už mano nugaros stovi PEM tipo elektrolizės gaminiai. Naudojant elektrą, vanduo elektrolizėje yra išskaidomas į dvi molekulės – vandenilio molekulę ir į deguonies molekulę. Išskaidytos vandenilio molekulės yra sugaudomos ir taip suspaudžiamos į indus, kuriuos mes naudosime kaip kurą ir tieksime mūsų transportą. Žaliasis vandenilis gali būti panaudojamas tose sektoriuose, kuriuose mes susidurime su apribojimais naudoti elektrą. Pavyzdžiui, ilgesnio nuotolio maršrutuose, kaip kad Vilniuje, pasitelkiant žalią vandenilį, ar netgi sunkiam transporte. Ten, kur elektrą varomi autobusai ar sunkiojo transporto priemonės negali ilgų nuotolių įveikti nepasikrovę. Vilniuje mes kuriame žalią vandenilio ekosistemą, kuri užtikrins švaraus kuro tiekimą žaliojo vandeniliu varomais autobusais. Vilnius įsigys 16 vandeniliu varomų autobusų, kurie prisidės ir pakeis šiuo metu Vilniuje naudojamus senus dizelinius autobusus, kurie iš savęs išskiria labai daug taršos. Tiek azoto oksidus, tiek kietąsias daleles ir kitus elementus. Naudojant žalio vandenilio autobusus, mes neturėsime visiškai taršos, važiuojant autobusu, kad duslintuvas į aplinką išmes vandenį. Skaičiuojama, kad pakeitus 16 taršių dizelinių autobusų naujais inovatyviais vandeniniais autobusais, mes sutaupysime tiek CO2 dujų emisijų, kiek reikėtų metuose, kad tą CO2 sugaudytų 70 000 medžių. Vietoje ir savo ištekliais pagamintas žaliasis vandenilis leidžia būti mums nepriklausomiems, patiems pasigaminti kurą, aprūpinti kuru mūsų autobusus ir tokiu būdu leisti miestiečiams nenutrūkstamai judėti. Būdami savarankiški, užtikriname savo energetinę nepriklausomybę, tokiu būdu laimi Vilniaus miestas ir visa Lietuva.